Apsaugokite savo automobilį nuo rūdžių amerikietišką antikorozinę dangą. Darbus atliekame ir žiemą. Garantija 2 metai. Mus rasite Likiškėlių gatvė 33, Alytuje. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną varėniškiai paminėjo tradicinių tampančių žygių iš Varėnos į Perloją, kur padėjo gėles prie Vytauto paminklo. Varėną, galiu taip pasakyti, žygiuoti mėgsta ir jau tikrai ne pirmasis žygis, bet toks rekordiškai masiškas, tai pirmąjį kartą. Labai smagu, kad iš visos Lietuvos atvykę žmonės. Žinau, net klaipėdiečių yra. Tai reiškia, kaip anksti turėjo keltis, kad atvažiuoti į Varėną. Tikrai daug susilaukėm žygeivių, kurie pasirinko tokį netradicinį būdą paminėti mūsų valstybės gimtadienį. Tai yra labai džiugu. Kas man valstybė yra? Tai, kaip ir minėjau, tai yra mūsų valstybės gimtadienis. Tai yra mano žmonos gimtadienis, mano vaikų, mano anūkų, mano paties gimtadienis. Tai yra mūsų valstybė. Mes mylim Lietuvą. Ėjime dalyvavo per 400 žmonių, ne tik iš Grybų sostinė tituluojamos Varėnos, aplinkinių rajonų, bet ir Vilniaus juos atvežė traukinys. Atvykome iš Vilniaus, bet iš tikrųjų Dzūkija yra mūsų gimtinė. Ir labai džiaugiamės, kad Varėnoje būtent vyksta toks gražus dalykas. Vasario 16 svarbi diena Lietuvai, ypač dabar. Tokia šventės reikia žymėti, švęsti, prisiminti visus, kurie tą vasario 16 dieną mums padovanojo. Vertinam, prisimenam, minim ir džiaugiamės. Tai būtent tas simbolika ir yra, kažkaip paminėti, kažkaip tą dieną kartu su kitais žmonėm prasieiti, bendraminčiais. Smagu, geras oras bus labai. Tai norėjom ypatingai paminėti 16 vasario. Visą laiką Alytui būna minėjimas, tai nutarėm biškį prasibankštinti. Tiesiog paprasčiausiai kitaip paminėti dieną. Žygio distancija 10 km. Kelią ėjikams rodė jau kone vietinių laikomas televizijos laidų vedėjas Vytaras Radzevičius. Šventes reikia švęsti jau vasario 16, kurią švęsdavo nepaisant visko visais laikais ir visada. Ir kai buvom drausta, kai buvom okupuoti ir dabar, tai man yra viena gražiausių šviesiausių Lietuvos švenčių. Mūsų kraujai yra dėl to labai geras sumanymas eiti į žygį. Gal mes dažnai įpratę valgyti tokius cepelinus vasario 16, bet jeigu juos ir valgysim, tai prieš tai gal reikia paruošti vietos ir pasėti tokį 1-2 kilometrą ir linksmai švęsti vasario 16. Kad Lietuva visą laiką irgi yra kaip žygė, laisvės žygė ir tai žygis, kad nieko nenutrūktų. Ir mes turime dalyvauti visi. Mūsų valstybėje buvo dar viena valstybė. Tai užtat ir pasirinkom šį žygį, būtent einam į Perloją, ten, kur irgi mūsų valstybės vadovas yra vienintelis per sovietmetį paminklas, kur nebuvo nugriautas kolaborantų ir okupantų mūsų valstybės. Perloja labai simboliška vieta, nes, kaip žinia, tai buvo ir nepriklausoma respublika, net ir nuo Lietuvos pasiskelbusi. Ir kitas dalykas, kad Vytauto didžiojo paminklas, kuris stovi Perlojoj, net sovietmečių jo nesugebėjo nugriauti, nes žmonės jie apgynė kaip mūsų istorinę atmintį, kaip mūsų tautos simbolį. Ir puikiai atsimenu dar, kai iš Vilniaus važiuojant ekskursiją 4-5 klasiai, užsukom į Perloją ir ten. Tiesiog tai buvo toks geras ženklas mums, kad esam lietuviai, kad esam Lietuva ir
kad net ir simboliškai mes esame visada laisvi arba verti būti laisvės. 10 km distancija, kuri driekėsi vaizdingais Dzūkijos pušynų takeliais, vasario 16-osios žygio dalyviai įveikė maždaug per 2 valandas. Perlojoje jiems įteikti organizatoriaus Varėnos sporto centro paruošti atminimo medaliai, ėjikai vaišinti arbata, šiltu maistu, nemokamai galėjo aplankyti muziejų. Atgal žygivius į Varėną parvežė autobusai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.